Labas rytas. Šiandien yra 11 diena, ketvirtadienis. Kas rytą man reikia vis pagalvoti, kelintą dieną, nes kažkaip jos taip greitai eina ir aš negaliu patikėti, kad mes jau beveik pusiaukeliai. Mes su Zaryte kaip visada laukia. Zara rodo kelią eit namo. Ir taip mes einam namo, nes išėjom, buvo viskas gerai, galvoju, va čia truputėlį nueisim. Ir aš jau čia labas rytas sakysiu, pradėjo lyt. Tai dabar jau einam namo ir lyt apstojo, kokias šitas 2 minutės turbūt bus. Tai sakau, reikia greitai pasilabinti, pasirodyti savo žvalų veidelį 8 ryto. Taip, dabar po 8, pusė 9 maždaug. Ir taip pat grįšim, Zarytės pusryčiai laukia. Tada reikės įsijungti visus kompiuterius ir visus darbus pradėti. Ir, žodžiu, laukti darbo dienos pabaigos. Tai ką, žodžiu, tam karteliui tiek. Tam karteliui va tiek. Didelių planų šiai dienai nėra. Išgyventi reikia iki kikos. Zarai vaistų nupirkti. Nes, vaistų tipo nuo kirminų, nes skiepyti neužilgo reikės, tai kažkurio metu panašu mes eisim į parduotuvę. Tai dabar jau tikrai tiek. Einam, žodžiu, dienos darbų dirbti. Iki. Va, vėl vakaras, vėl aš čia. Tai vakar buvo jau diena, šiandien bus antiena. Rimi akcija. Nežinau kaip kitose Rimi, bet pas mane Rimi akcija iki 14 dienos. Į reklamą. Antienos kepsniam, filė 2,8. Žodžiu. Mano highlightas, prisipirkau, žodžiu, keliom porcijom. Šiandien vakare, rytoj darbą ir dar kartelį bus savaitgalį galbūt. Bet mes juk ne apie antieną ir ne apie Rimi susirinkom pašnekėti. Bet tai yra mano kasdienybė. Šiandien ieškojau akcijų. Žodžiu, einam prie mezgimo. Ką mes turim iš pavakar? Aš vėlgi esu vidury eilės. Palaukite, aš bent jau gerąją pusę išversiu viską. Aš vėlgi esu vidury eilės, bet jau matosi, kad viskas pageltonavo. Žiūrėkite, jeigu aš taip pabandysiu jums parodyti. Taip, žiūrėkit, truputėlį geriau spalvos matosi. Tai va, jau pageltonavo. Nežinau, šiandien jau gal žaliuot pradėsim, neatsimenu. Tikrai nuoširdžiai neatsimenu kas, bet tiesiog matau, kad šitam geltonam yra tokių žalių paprastukų. Tai yra tikimybė, kad į žalią spalvą eis. Gruodžio 11, taip. Atsiprašau šitą. Aš jau pavargau. Čia 10 dienos maišas. 11 turbūt čia. Štai, 11 yra čia. Ir spalva yra, taip, po truputėlį tokia dar geltona, bet jau labiau į žalumą. Net nežinau, su ką čia palyginti, bet na štai. Va. Iš tokios, į tokią einam spalvą. Labai nemenkas kamuoliukas, turėsiu ką veikti visą vakarą. Kiti projektai po truputėlį juda krūta. Aha, reikia išsitraukti telefoną. Ne telefoną, iPadą. Štai. Įsirašiau vakar, kadangi mane priėmė į testą, įsirašiau į būsimus mezginius ir, žodžiu, tą testuką. Tai nesibaigiantis sąrašas, ypač žinant tai, kad aš šiaip dar čia kažkurią tai dieną, žodžiu, idėjas visokias šaudžiau, tai žiūrėsim, kuomet tai užsibaigs. Aš labai greitai tos maišiukus į šoną sudedu, kad mane nesmakaluotų. Dar neieškojau siūlų, bet būtų gerai, gal net man atsiųstų tada per savaitgalį. Čia kalbant apie tą megztinį, kurį testą priėmė. Tai, aptarinėjom toliau. Kinderis. 11 diena, 14, 11. 11 yra šitas fainas pingviniukas. Ir mes turim pagaliau šokoladą vėl. Kinder širdelė. Nes savo vakarykštį šokoladą, tą Kinder mini, aš atidaviau vyrui. Man tas šokoladukas nebedžiugina. Va, tai šita širdelė jau tikrai man. Na ir dabar Douglas. Didysis. 11 diena. 11 yra didelė diena ir
Volume Extension 3D. Pagaliau gavau tušą. Apie kurį aš jau kurį laiką, kaip čia pasakyti, bet norėjau 14 ml Lash Extender. Tai spėkit, kas ir taip pasidažysiu oficialiais. O Jezus, o kad rūžavas. Pažiūrėkit, Vamp. Didžiausias, rūžaviausias tušas. Aš nežinau, kodėl aš visą laiką uostau tušą, bet uostau. Silikoninis šepetėlis. O tai, kaip čia pafokusuot? Aš nežinau, ar jisai sufokusuos, nenoriu fokusuoti. Bet žodžiu, šepetėlis silikoninis. Ir jeigu man pasiseks, aš jums gal net kitą dieną nuotraukėlę padarysiu, kaip atrodo mano blakstienos po tušo. Tai va, žinokit, čia yra vienas tų dalykėlių, kuriuo aš labai laukiau. Ir mane labai labai džiugina. Ir tada pabaigiam džiugintis su klausimu. Oi. Taip. Klausimas toks. Kam labiausiai mėgstate megzti? Sau, vaikams, artimiesiems? Aišku, sau. Kas per klausimas? Aišku, sau. Galiu pasimetuoti bet kada, galiu paredaguoti kaip noriu, nereikia atsiklausyti nieko, galiu pasirinkti normaliausius, nenormaliausius, norimiausius siūlus. Savame suprantam, kad sau. Negaliu sakyti, mėgstu ir kitiem megzti. Tiksliau, gal ne tiek megzti, kiek man patinka, kad pas mane artimų žmonių rate yra labai daug žmonių, kurie yra panašaus į mano dydžio, plius minus centimetras. Tai jeigu netyčia man nutinka kažkas ir man tas mezginys, ką aš turiu, nebepatinka, aš labai greit galiu jį atiduoti. Atiduoti, padovanoti, žodžiu, visaip kaip išleisti į pasaulį. Tai net jeigu ir mezgu savo, yra bent kokie, atsiprašau, 3 žmonės, kuriam aš galėčiau tiesiog perleisti ir jokių redagavimų nieko nereikia. Tai va, tai žodžiu, labai fainai šio klausimu. Vaikams gal patiktų megzti, jeigu jie taip greit neaugtų. Aš čia mintį turiu savo sūnėną ir dukterėčią, nes tiesiog ne to žodžio prasme, manau, kad aš nespėčiau megzti savo tempais, nežinau, biški savo, biški kažkam ten, ir jie jau išaugtų iš to. Tai tiesiog, žinokit, nesivarginu, kol jie jokingai nuskambėtis, bet kol jų ūgis nesusistabilizavo. Ir žodžiu, kol jie auga, man būtų labai sunku. Kokią kepurę, šaliką, ten kažką tai aišku galima numegzti, ten gal keliems sezonam užtektų, bet ten kalbant apie megztinius, olivijai numezgiau į pavasarį megztinį, tai aš labai tikiuosi, kad jisai tinka dar. Turėtų tikti. Tai va, tai toks mano trumpas atsakymėlis. Man atrodo, šiandien vlogas bus itin trumpas, nes ir labai daug darbų, ir kažkaip tai visko prisikaupė, ir aš neturiu kada paveikti ką nors kito, o ne atsidaryti viską, sumegzti spalvą ir, žodžiu, ir judėti toliau. Vakarykštis, kaip matėt, mano vainiko pynimas nuplaukė, tai va, savaitgalį bus truputėlį galbūt daugiau turinio, kai aš bandysiu iš turimų medžiagų, kurias man atidėjo, pasidaryti vainiką savo. Tai va, o dabar tai mes eisim kepti antienos, nes aš padirbau ir kai nejudi, tai taip nejudi. Ir dabar paidėjau, kol susinešiau čia visus adventus, visus reikalus ir jau jaučiu, kad aš valgyti noriu. Tai einu ruošti vakarienės, vyras eis man padiriguoti, kaip ruošti vakarienę. Ir, žodžiu, pasimatysim galbūt vėliau, kai aš būsiu soti laiminga ir galbūt sugalvosiu, ką jums papasakot naujo. Arba išvesim Zarą visi kartu. Žodžiu, čia pasižiūrėsim dar. Tai tam karteliui tiek. Iki sekančio prisijungimo. Tai labas rytas, vargstalytės. Lyja. Nežinau, kaip nieko nesimato, aišku, man matosi. Lyja taip uoliai. Įdomesnis savaitgalis bus. Rūgštinus truputį. Aš su kapušonu, tai jūs nieko nematot.
Bet toks vat rytelis. Vakar taip ir neįkėliau video. Žinokit, aš įkėliau medžiagą į kompiuterį ir supratau, kad čia yra 5 minutės. Šiek tiek to momento ryte, bet kaip visada. Ir tai kaip aš atidarau adventus, viskas. Tai žodžiu, matysiu turbūt šiandien, o savaitgalį jau užsidėmė truputėlį. Tai va, aš matau, kad tai atrodo kaip užtinas, bet aš nesu užtinas, tiesiog dar akis nepakatė, plus lyja tiesiai į akis. Tai va. Ilgai nesirodau, einame susidaryti terapiką ir žodžiu, žiūrėsim, ką gero pavyks nuveikti šiandien. Tai iki vėliau. Grįžom namo po darbo ir vėl su Zara, žinoma, kaipgi, taip. Tai kaip matėt, šiandieną pas mus darbe buvo saksofonistas, vėl visokia, buvo kvynų muzika, buvo kažkokie klasikiniai šiek tiek kūriniai. Žodžiu, tokia minutė atsipūst darbe, tada toliau daug dirbau. Tikrai pasidariau vieną labai didelį darbą ir pratęsiu pirmadienį turbūt. Ir žodžiu, būsiu labai laiminga tuo. Kas dar? Viskas. Ryte išvažiavom darbą, padirbom, pasiklausė muzikos, dar padirbom, grįžom namo. Pietum ir valgėm antieną. Šį kartą, aišku, jau šildyta, ne šviežiai kepta, bet vis tiek buvo labai gerai, labai skanu ir labai fainai. Tai va, kas man dabar liko šiandien? Pasportuoti. Atsidaryti kalendorius, žinoma, visus, nes ryte nieko netadariau. Zarai irgi kalendorių įteikt. Ir, žodžiu, turbūt taip užbaigsim dieną. Nes, kaip matot, dabar žinokit yra 4. Po 4 truputėlis, gal 15, o jau beveik visiškai tamsu laukia. Žodžiu, labai apniukę, labai toks nemielas oras, tai eisim pamegst, eisim palsėt. O rytoj yra šeštadienis, tai aš labai jau noriu papuošti savo vainiką pagaliau. Paruošti jį, žodžiu, kalėdoms, pradėti žvakutes degiot ir žiūrėsim, ką mes dar paveiksim. Šiandien iš mezginių turiu, ką šiandien apsirengusi? Laukite, aš pasižiūrėti. Ai, laukite. Ką šiandien? Aš neatsimenu, ką turėjau. Ai, aš visi marškiniais šiandien. Tai, žodžiu, iš mezginių turiu savo mitins, žodžiu, be pirštinės ir turiu Sofi šalikėlį, kurie megzti yra iš Astos rankom dažytų siūlų į Libra bazę. Ar ne Libra? Bijau sumeluoti, bet žodžiu, čia yra kupranugaris ir BB alpaka, man atrodo. Tai tikrai galiu dėl bazės sumaišyti, nes šią akimirką va taip iš niekur nieko neatsimenu. Tai va, oi, atsimarė. Tai va, tai žodžiu, trumpai taip, einame su Zara toliau vaikščiot ir, žodžiu, pasimatysim, kai eisiu atidarinėti adventų ir pažiūrėsim, kaip man vakar sekėsi megzt. Čiau. Tai labas, pasikeitęs vaizdelis ar ne? Tikiuosi matysis gerai. Turiu savo meškieną, kuriam reikės gelbėjimo operaciją daryti. Aš dabar turiu meškienos suknelę. Čia yra mano keliai ir galit matyti, koks mano meškienas gavosi ilgas. Mano bamba yra čia, grinai ties talais dalim. Ir mano reali pažastis yra čia. Tai, kaip matot, čia aš mezgiu patį mažiausią dydį. Ir ką planuoju daryti? Ogi operaciją. Tai labai dėkinga dalis yra ta, kad šita meškėno dalis, kaip ir jinai yra man gera. Tarsi, jinai yra šiek tiek laisva, bet ne per laisva. Tai ką aš darysiu, tiesiog man reikia čia pasikelt.
Tai reiškia, reiks nusikirpti. Čia, kaip matot, yra 3 cm tiesiog su tokiu net mezginiu. Tai aš tos centimetrus kažkur tais nusiardysiu ant papildomo siūlo. Nukirpsiu, nuardysiu, tada nuardysiu čia į viršų tiek, kad man būtų pakankamai graži ta pečių linija. Ir susiūsim viską atgal. Ir tiesa, rankovės irgi reikės nusikirpti. Nes tikrai labai, rankovės, tai žinot, aš čia pakankamai greities numesgiau, tai pradžioje nusikirpsiu, jeigu matysiu, kad čia labai nesueina galai, tai ir rankovę permegsiu. Nematau tame labai didelės problemos, bet tokio daikto aš nešiot negaliu. Tačiau man šita dalis visai yra žiauriai per didelė, žiauriai per plati. Ir tiesiog aš jaučiu, kad man čia, tarkim, šiek tiek trumpina. Tačiau man nepatogu. Ir žodžiu, visą kas išeina į lankas. Taip va. Žodžiu, didžioji mezgėja truputėlį prasileido. Šiaip, kai matavausi, matėt, ta prasme, aš žinojau, kad tai bus ilgas reikalas. Ir tas ne šiaip, jeigu ir viršus būtų geras, tai aš tikrai nieko prieš neturiu ir prieš Miškėno suknelę. Nes sumezgimas yra kaip ir viskas ok, viskas yra gražu, tvarkingai. Kai išsiplovė akis, netrodo stipriai išsilyginusios, bet kamera labai, žinokit, mėgsta spalvas tas paryškint. Šiaip vaizdelis tikrai neblogas, išskyrus viršų. Bet kadangi čia yra mėgsta viena spalva, tai žodžiu, aš labai džiaugiuosi, tikrai sutvarkysim. Bet tvarkysim, kai pabaigsiu adventus ir sakyta. Tai žodžiu, mano Miškėnas grįžta vėl į mezginius, nes jį reikia tvarkyti. Ir aišku, kadangi labai reglanas nužemėjęs, tai man rankovė stipriai per ilga. O aš čia dar ją užsilenkus, tai žiūrėk per ilga. Tai va, bet kokiu atveju Miškėnas, taip sakant, gatavas. Liko pataisyti tik tais. Tai va, tai planas huliganas yra. Ką taisyti irgi visiems aišku. Gal aišku būtų šiek tiek pakilę viskas, jeigu aš būčiau kaklą tą tokį uždaresnį pasidarius. Bet tai, nelabai čia gelbėtų ką. Nes vis tiek akis pririnktos, tai, aš mažai ką išloščiau. Tai žodžiu, dabar mes grįžtam į įprastinę mano vietą ir atsidarysim adventus, pasižiūrėsim, ką aš vakar sumezgiau ir ką šiandien megsiu. Tai va, tai žodžiu, šiaip darbe baigiu, sakykime, penktadienį labai gerą datą, įpusėjau savo tą baigimą į darbą, bet liko dar tikrai nemažai ir, žodžiu, žiūrėsim, kaip man seksis. Tai va, einam į įprastą vietą, aš liksiu su Miškėnu, reikia pasidžiaugti truputėlį ir, žodžiu, atsidarysim kalendorius. Susitinkam tuoj. Štai, mūsų įprastasis kampelis, adventai. Taigi, ką mezgiau vakar? Beje, pasidažiau akis šiandien, bet žinokit, aš kadangi taip retai dažausi, tai dienos bėgi buvo, aš pasiriniu akį, žinokit, beveik viskas nubirėjo, tai tiek ir liko tų dažų, bet kokiu atveju, štai, adventas žaliuoja, man labai gražiai kažkaip tos spalvos pereina ir, žodžiu, viskas yra tikrai labai liuks. Šiandien kas yra? 12. Taip, 11. Maišiukas čia 11 dienos, viskas ok. Einam žiūrėti, kur yra 12 diena. Štai 12 dienos maišelis. Ir jame yra, taip, visiškai žaliuojam. Čia kaip ir viskas aišku. Aš to jums parodysiu. Žodžiu, tarsi, dėl Miškėno kažkaip aš tokit visiškai nesuprantu. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad čia tas sprendimas nesudėtingas, plus, kaip sakau, pačio Miškėno man nardyti nereikia. Tai dėl to man kaip ir viskas labai taip, yra kaip yra. Ir šiaip aš gyvenime labai nemėgstu parintis dėl tokių dalykų, kur lengvai sutvarkomi. Aišku, nebent aš nežinau, kad tai yra lengvai sutvarkoma, tada aš biškai panikuoju. Tai va, čia toliau eina prie šitų žalių visų ir šitas kamuoliukas, kažkoks mažesnis jau, tai mažiau mėgs reikės. Tai va, labai liuks. Važiuosim, nevažiuosim, eisim su vyru truputį vėliau į svečius, valgyti čeburekų su šeimos draugu, kuris dabar yra laikinai mums kaimynas. Žodžiu, penktadieniais mes darom kažkokius tai, ar užsisakom ką nors, ar kažką. Šiandien gavom pakvietimą čeburekams. Tai žodžiu, bus balius.
12 diena, 13. Štai, šitoksai elniukas. Ir žiūrim, kad turim, kiaušinis. Štai, pasikeitimai, mes turim šiandien kiaušiniuką kinderio. Einam prie mezginio. Ką mes čia turim? Pingviniuką aš dar mažokai turėjau, žinokit. Širdučių daugiausiai yra, tada kinder kiaušiniai, tada tie kinder mini, kuriuos vyro atiduodu, ir tada pingviniukai. Tai va, tai po truputėlį. Ir ką? Dar viena dalis, mūsų Douglasas. 12 diena. Oi. Taip, 12 diena yra va čia. Na, vėl toks pailgas kažkoks. Pailga dėžutė. Ir mes čia turim. Vėl kvapaliukai kažkiek. Fragrance, Love Notes by Ariana Angel's Kiss. Ir koks buteliukas labai simpatiškas, toks trikampiukas. Love Notes. Šitas kvapas yra saldesnis, negu prieš tai, kur turėjom tą briedžiuką, elniuką. Reikės, žodžiu, turėsiu labai daug smagių, mažiukų kvapaliukų. Tikrai patogu net ir į rankinuką įsidėti, nes niekada negali žinot, kur į kokį papulsi restoraną, pavyzdžiui. Tai va, tai mano šios dienos tokie, žodžiu, laimėjimai ir truputį pralaimėjimai. Nu, labai, aišku, aš būčiau norėjus, kad jau nieko nebereiktų redaguoti su šitą megztiniu, bet matom, kad čia bus reikalų. Tai, bus tai bus. Kaip sakau, aš kažkodėl tai visiškai nepergyvenu dėl to. Jeigu reiks, tai ir tą rankovę nusardysim, kaip sakiau, čia toks labai nedidelis ir labai lengvai sutvarkomas dalykas. Tai ir va, žodžiu, pasisiaurinsim, pasitrumpinsim, pasimažinsim ir tikėkime, ant naujųjų metų tikrai aš turėsiu miškieną gatavą. Tai va, turbūt aš šiandien žinau, kad čia ir klausimėlis. Aš nepamiršau. Kur telefonas? Norėjau sakyti šitą natą ir užbaigsiu, bet ne. Užbaigsim klausimėliu. Taip. Ką mes turim? Tai šios dienos klausimas. Ar mėgstate megzti žiūrėdami serialus, klausydami audio knygų ir panašiai? Ar mėgstate megzti tyloje? Tai aš beveik be išimties visada žiūriu kažką tai gali būti serialas, filmas, podcastas, kažkas. Itin retai, nebent man reikia susiskaičiuoti akis, arba ten kažką tai, žodžiu, kažkaip pakeitimai vyksta, tai aš tada užsipauzinu ir tada susitvarkau kažką tyloj. Jeigu tai yra jau kažkas, ką aš galiu, žodžiu, daryti, be didelių tokių, žodžiu, problemų, tai tada tikrai kažkas pas mane vyksta. Turiu prisipažinti, šią savaitę nei vieno, nei podcast'o, nei vlogo, nieko nežiūrėjau, žinokit, tiesiog nebuvo kada. Kai megzdavau, aš įsijungdavau serialą, kad tiesiog man užpildytų, taip sakant, tą tylą, bet kad man nereiktų, sakykime, taip, aš kai tos vlogus, vat, visas Dominika, Kristina, kai žiūriu, Ramunė, kai žiūriu, Ramunė siuvinėja, bet, žodžiu, aš irgi žiūriu, ir kitas merginas, kai žiūriu, paprastai aš vis tiek seku, ką jos rodo, ką pasakoja, tai nėra toks bukas, žinot, triukšmas fone. Tai, žodžiu, tai su visa pagarba, kadangi noriu žiūrėti ir noriu žinot, kokie ten pasikeitimai vyksta, tai aš jas turbūt pažiūrėsiu visą savaitgalį, kai būsiu truputėlį pailsėjus, kai smegenys jau bus atsigavę ir, žodžiu, aš galėsiu tikrai susifokusuoti ir ne tik megzti, bet ir, žodžiu, matyti, girdėti, žiūrėti, žodžiu, visą ką. O dabar, kadangi man reikia tiesiog tokio foninio reikalo, tai aš įsijungiu kokį nors serialą, ypač dar tokį, kur aš jau kartą mačius, tai iš vis gerai eina tada. Tai va, tai tikrai mėgstu žiūrėti, žiūriu. Audio knygų neklausau, nes audio knygos aš labai greit pametu mintį. Esu bandžius klausyti, man nepasiteisino, aš arba skaitau knygą, arba žiūriu serialą, arba klausau serialą. Bet, žodžiu, yra taip. Tai va, į klausimą atsakiau. Tai dabar jau tikrai šitą notą, žinokit, aš baigiau šitą 2 dienų vlogą, nes, kaip sakau, vakar neįvyko absoliučiai nieko.
Šiandieną mes ir darbę turėjom, žodžiu, tą saksofonisto pasirodymą. Ir Miškėnas išdžiuvo, žodžiu, va, turim tokį sukces, tokį sėkmingą feilą. Nu, bet taip yra. Tai va. Aš visiškai nesu nusiminus, man viskas okei. Eisim pataisyti šitą megztinį ir viskas bus visai gerai tada. Tai ačiū, gero ateinančio savaitgalio. Man irgi gero ateinančio savaitgalio. Savaitgalį tai turėčiau rodyti normaliai viską. Ir žodžiu, pasimatysim tada tikrai rytoj. Ate.